gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai! Su jumis gyvos pasakos ir šįkart mama ragana. Na, pasaka, kurią paskaitysiu, bjaurusis ančiukas. Po dideliais varnalėšos lapais savo gūžtoje jauna antis perėjo ančiukus. Pirmieji 3 mažyliai mikliai prasikalė iš kiaušinių ir smagiai piepsėdami glaudėsi prie mamos. O štai 4 ir pats didžiausias kiaušinis nė nekrustelėjo. Tikriausiai tau pakišo kalakutės kiaušinį, pasakė senoji antis atėjusi aplankyti kaimynės. Mane taip pat buvo apgavę. Prisikamavau aš su tais kalakačiukais. Jie juk baisiai bijo vandens ir visai nemoka plaukti. Jei bekalbant, didžiojo kiaušinio lukštas ėmė ir suskilo ir pasaulį išvydo dar vienas ančiukas. Bet jis buvo visai kitoks nei jo broliai ir sesės. Vaje, koks bjaurus, sukreksėjo senoji antis. Kažkoks didelis, pilkas, apšepęs ir visai nepanašus į kitus gražuolius tavo vaikus. Jaunoji antis pati matė, kad jos jaunėlis smarkiai skiriasi nuo savo broliukų ir sesučių. Gal jis tikrai kalakučiukas, galvojo mama. Tuoj patikrinsim. Antis nusprendė, kad laikas savo vaikučius pristatyti paukščiams kieme. O keliaujant iki jo, reikėjo perplaukti upelį. Ten ir turėjo paaiškėti, moka tas dičkis plaukti ar ne. Tačiau jis ne tik puikiai plaukė, bet netgi padėjo savo mažiesiems broliukams ir sesutėms išlipti ant kranto. Ne, jis tikrai ne kalakučiukas, džiaugiasi antis. Gal jis ir negražuolis, bet tikrai geros širdies. Paukščių kieme visiems vadovavo pasipūtusi ispaniškoji antis. Jos koja puošė raudonas kaspinas, aukščiausio žmonių įvertinimo ženklas, kokį tik gali gauti naminis paukštis. Kai kieme pasirodė jaunoji antis su savo vaikais, aplinkui savo valdovę sustojusios pataikūnės pradėjo nepatenkintas kreksėti. Kre, štai dar vienas pulkas, kre, kam jie čia reikalingi? Kre, pažiūrėkit, koks vienas iš jų bjaurus. Kre, tikras pabaisa. Mes jo nepakęsime, iš karto savo nuosprendį paskelbė ispaniškoji antis. Mamos pamokyti mažyliai gražiai nusilenkė kiemo vadoviai ir mandagiai pasisveikino. Kre. Tik jaunėliui nelabai pavyko. Bemosikuodamas savo didelę galvą ant laibo kaklo, jis vos nepargriovė tos ančių viršininkės ir užuot sukreksėjęs, tik kažką neaiškiai supepsėjo. Nepykit ant jo. Nevykėlį vaikelį bandė užstoti mama. Jis per ilgai išbuvo kiaušinyje, todėl netoks dailus, bet tikrai labai geras ančiukas. Ispaniškoji antis nieko neatsakė, tik tai atsuko uodegą. Ir prasidėjo bjauriajam ančiukui tikros siaubo dienos paukščių kieme. Jį visi stumdė, žnaibė, ginė šalin. Iš visų pusių vargšelis tik ir girdėjo pagiežingus balsus. Bjaurybė, koks negražus, visai nepanašus į mus. Dink mums iš akių, eik pas savo kalakutus. Net lesti atnešanti mergaitė paspirdavo jį koją. Nelaimėlis bandė prisigretinti ir prie kalakutų šeimynos, bet vos išnešė sveikas plunksnas. O kai mėgino susidraugauti su viščiukais, tai piktasis gaidys jį tol vijosi, grasindamas snapu ir pentimis, kol visai išvarė iš kiemo. Ančiukas nutarė visai nebegrįžti į tą kiemą, kur visi jį skriaudė, šaipėsi ir vijo lauk. Jis ilgai klajojo apylinkėmis ir vieną dieną pamatė padangę skrendančius nepaprasto grožio paukščius. Jie buvo balti ir didingi. Ančiukas pagalvojo, kad kaip būtų gera skristi kartu su jais. Bet juokinga netikėtis, kad šie karališki paukščiai priimtų jį į savo tarpą, kai net antis jo artyn neprisileidžia. Kodėl aš gimiau toks bjaurus? Liūdnai mąstė ančiukas. Vieną lietingą dieną ančiukas priėjo trobelę. Ji buvo tokia sena, kad net nežinojo, į kurią pusę virsti, todėl tebestovėjo. Mažylis atsargiai pro praviras duris įslingo į vidų.
Trobelėje buvo višta ir katinas. Gal galėčiau čia trumpam prisiglausti? Nedrąsiai paklausė ančiukas. Kodėl turėtume tave priimti? Paklausė višta. Ar tu moki dėti kiaušinius? Nemoku, atsakė ančiukas. O gal tu moki murkti ir leisti žiežirbas, kai glosto prieš plauką? Pasiteiravo katinas. Nemoku. Tai kam tu toks reikalingas? Mūsų senai poniai būsi visai nereikalingas, sukadukavo višta. Eik iš kur atėjęs, Ir ančiukas iškeliavo toliau. Pagaliau jis priėjo ežerą. Ten plaukiojo laukinės antys ir žąsys. Ar galiu čia apsistoti? Paklausė ančiukas. Čia visų ežeras, atsakė jam antis. Tik nesiartink prie mūsų, nes esi labai bjaurus. Čia visų ežeras, atsakė jam antis. Tik nesiartink prie mūsų, nes esi labai bjaurus ir todėl. Antis net nebespėjo pasakyti kodėl, nes staiga pasigirdo šūviai. Laukinės antis šaukdamos, gelbėkitės, medžiotojai! Puolė slėptis ir plasnoti kur toliau. Iš krūmynų šoko didelis medžiotojų šuo. Dabar jau man tikrai galas, pamanė ančiukas, bet šuo tik surzgė ir nuskodė ieškoti didesnių ančių. Aš toks bjaurus, kad net šuo nenori manęs griebti, visai nusiminė ančiukas. Jis rado olą to ežero pakrantėje ir apsigyveno joje. Dienomis jis tūnodavo savo slėptuvėje ir tik naktimis, kai niekas nematydavo, išlįsdavo paplaukioti ir pasimaitinti. Tai bėgo vasaros dienos. Ančiukas augo, stiprėjo, ola jam darėsi vis ankštesnė. Atėjo ruduo. Ančiukas pro savo būsto landą žiūrėjo, kaip pro šalį į šiltuosius kraštus skrenda paukščių pulkai. Dienos trumpėjo, o lauke darėsi vis šalčiau. Ir štai vieną dieną į tą ežerą nusileido pulkas tų nuostabių paukščių, kuriuos anksčiau matė pabėgęs iš kiemo. Tegul verčiau tie nuostabieji paukščiai mane užkapoja, negu liksiu čia vienas ir kentėsiu artėjančios žiemos vargus, pagalvojo ančiukas ir drąsiai žengė iš savo uolos. Baltieji gražuoliai nustebę pažvelgė į atvykėlį. Muškite mane, nuolankiai tarė ančiukas ir palenkė galvą. Bet niekas net nemanė jo mušti. Ančiukas žiūrėjo į savo atspindį vandenyje, kurį tik dabar pamatė dienos šviesoje ir negalėjo patikėti. Nuo raibuliuojančio ežero paviršiaus jį žiūrėjo lygiai toks pat gražuolis, kaip ir tie atskridę. Tie nuostabūs paukščiai jį kaip savą džiugiai priėmė į savo pulką, nes jis atrodė lygiai taip pat. Tai buvo gulbės. Jos suplasnojo savo baltais sparnais ir nuskrido į kūdrą šalia naminių paukščių kiemo. Joms besileidžiant artin jau bėgo duoną ir pyragą mėtančių vaikų pulkas, bei linksmai šūkavo. Gulbės! Gulbės atskrido! Ir viena dar nematyta, ji gražiausia iš visų! Ir net kitos gulbės lenkė galvą prieš savo naująjį šeimos narį, pripažindamos jo puikumą. Bet jis nesididžiavo, nes gera širdis didybės nežino. O paukščių kiemo gyventojai pavydžiai žiūrėjo į kūdroje plaukiančias gulbes ir nė neįtarė, kad viena iš jų yra tas bjaurusis ančiukas, kurį jie taip skriaudė. Jos pas mane atskrido, kalbėjo ispaniškoji antis, juk aš pati beveik kaip gulbė. Ir pavydžių žvilgsnių nulydėjo tolyn nuskrendantį baltų gražuolių pulką. Nebėda gimti tarp ančių, svarbu, kad būtum iš gulbės kiaušinio. Viskas. Tiek pasakos šiandien. Su jumis gyvos pasakos ir mama ragana. Norėdami palaikyti mūsų kūrybą, prenumeruokite kanalą Gyvos pasakos, sekite mūsų profilius socialiniuose tinkluose, komentuokite ir būkite su mumis. Iki kitų pasakų! Gyvos pasakos.